Dabar sukursiu biškį kitokį YouTube video apie mano šeštadienis. Tokia bus šeštadienio dienos intarpai. Dabar apsirengiu biškį, megztinis, liemenė, batai, pidžaminės kelnes. Einu į Remeką. Žmona žmona užmigdė dukrytę. Aš einu į Remeką, paimsiu viską. Ką reikia kugeliui. Šiandien darysim kugelį. Tai čia va. Ir šiandien pabandysiu šeštadienį sufilmuoti, nes šiandien ir stalą dėsim, viską tvarkysim. Tai vat, kas nori pamatyti, žiūrėkite toliau video. Kam patinka, spauskite like, subscribe. Tai gal tokie video irgi jums patiktų, man tarkim, kasdienybė. Panašiai. Vat jau ką matuojam. O dabar einam į Remeką. Amboliu, biškį svagūnų. Einam toliau. Ieškosim produktų. Čia Remekė toks važinėjęs bičas. Va, parsinešiau produktus. Vadinuką. Šį va turiu gerą labai spyną. Nereikia raktų nešiotis nieką, dėti pirštą. Viskas ir įeini. Tai va, čia mums pasitinka toto. Kol dukrytė miega, mes jau galim pabiškai pradėti čia kraustyti visą įrangą kažkur į tą pusę. Tam, kad čia galėtume pasidėti mes savo stalą ir pasipuošti. Šiaip manau, kad kažką reikėtų ant spintų užsidėti, kad būtų gražiau, ne? Jau čia kažką reikės susigalvoti. Tai vat, einam pabiškai tvarkytis. Šitam kraustau. Ir man dar rašo, reikia pasipuošti jūs nueiti pašliauti šuniuką. Iššaukom į liemenę. Tapkės. Čia buvom visus tojęs ten nuėjo žvejoti. Čia realiai gerai įsibėgėjai. Tapsnei pysti į mašiną šoną. Ir tai va eina pasipuošus, pašersim šuniuką. Ir eisim toliau kraustyti. Papjaustėm dešrikės. Ten vat gyvena šitas žvėris. Atein. Šitam žvėriukui jau yra 18 metų. Ir jis vis dar gyvena. Kaip didai? Taip sakyk. Valgyk. Skaniai padariau valgyti. Taip. Ne? Niam. Grįžtu, mane pasitink mano žvėris. Namo. Na jau prie savo spynikės. Pirštai biškį revaluoti nuo deštikės, bet kaip nors. O, pirmą kartą ir yra. Ką, grįžtam. Kėdės jau stalai pabiškina čia. Biškių mažėja daiktų. Viską dar daug darbo. Na ką, atkraustėm. Čia vat sudėjom aparatus. Čia dar liko printeriai. Atsukti apačioj kojikės, kad nusileis vėl ant ratukų. Pastrauksim, tada dėsim stalą ir žiūrėsim, kaip viską per naują suorganizinti. Kitaip tariant, žiūrėsim, kaip padaryti, kad būtų patogu, tvarkinga ir nenervuotų mano žmonos. Štai, atlaisvinta. Patraukiam. Tai va dabar reikia atsėdžią stalą. Primenu, kas norit, labai daug jau šiaip kas perka, tai dar turim. Aš dar spausdinsim, nes čia paspausdinam biškį priekį. Tai yra patriotiniai Lietuvos lipdukai DTF, UV DTF. Tai vat, mūsų tinklalapyje rašykite lipdukas barots ir mišmas. Tai vat, o dabar einam kažkaip atskabensim stalą. Tai vat, pabiškį stumsim. Dar tokio didelio man niekada neteko valdyti. Tam, kad nesubraižyčiau žemės, pasikloliu adjelą. Labas toto. Galą prikeliu ir stumiu. Ir bandau įvairuoti. Na ką? Top. Taip kaip ir matyta. Tai vat, pasidėjom spausdintuvą čia, stalas. Vienas lazeris, kitas lazeris, kompiuteris, trečias lazeris. Tai vat, biškį tvarkingiau, laikas daugiau parodys. Tai va,
norėjom pasijungti mes su broliu CO2 lazerį, bet žmona pasakė, tik bulves kustė, tik kugelį daryti. Tai vat, pilnas gal, pridariau aš šitų vat bulvių. Tai va, einam nuplausiu bulves, dėsiu čia. Žmona kepa vištieną. Kepadėlę. Tai vat. Mes darom kugelius su kepta vištiena be kaulų, nes malabumbis nemėgsta su kaulais. Teisingai. Noriu, kad būtų vyras laimingas, tai reikia daryti taip, kaip vyras nori. Tai va, atlieku vyrišką pareigą. Nešu šiukšlės lauką. Žmona nusprendė, kad turim apkeisti šitos lazerius, nes bus patogiau. Nes kai jau čia dar markeruojam dažniau paprastus dalykus, o ten tik tai pjausim, tai kad tiesiog daiktus būtų lengviau nuo kompiuterio čia dėti greičiau. Tai va. Ką, prasidarėm ir jau pasijunginėjom po biškį CO2 lazeriuką pagal instrukciją. Štai kaip susitvarkėm savo darbo vietą. Vienas lazeris, kompiuteris, kitas lazeris, trečias lazeris, spausdintuvas. Dabar pajunginėjom šitą lazerį. O vakarai kelsiu YouTube video, kaip čia viską darau rekonstrukciją ir šiaip apie savo dieną, ką aš per dieną šeštadienį gerą veikiu tiek lauke, tiek viduje. Ką? Šio labai skanus kugelis. Sumėsyti. Nu ką, einam pietauti. Pripilkim biškį lazerį distiliuotą vandens. Štai bandysime, čia tutorialinis failas. Tutorialinis žmona paleis. Pausk! Štai pirmasis projektas, liniuotė, čia tutorialinis projektas, dabar jau prasidės smagumai. Smagumai. Pabandėm 4 mm organinį stiklą. Ledas. Tuščias kranis, biškį reikėtų pripildyti, ne? Bet va, bandomės labai, viskas ledas, briauna graži, ledas. O ką dabar? Išjungiam. Pasidarėm, kad būtų gražu. Eina biškį pabūsim su šeimyna. Tada kažką pafilmuosiu. Vaikai darė, o žmona šildė. Ir užmiršo skanėstai podeliuose. Ką visą tai va paruošiu prieš miegą. Žmona migdyti Adelę. Drėgmės pajungtas tas, kuris drėkina kambarį. Kamuolys, kad būtų malonu sėdėti. Čia dantų tepaliukas. Merliukas, čiuptukas, čia ant kamulio, žmona užmigdo dukrytę, čia miega mes. Pats geriausias yra dalykas, kai prekiaujam tokiais dalykais, čia yra ant kaklo pakabukas, kur galima prisisegti telefoną, bet kartu ir pakrovėjas, abiejose pusėse yra USB-C kištukas. Tai realiai, kai namuose kažkur jau vienas pradingo, paėmiau kitą, mes tokių turime daug namuose. Šiaip labai perkamas dalykas, ypač jaunimo.